privatūs dvarai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, turėtumėte norą ir galimybių įsigyti dvarą mūsų šalyje, reikėtų paskubėti, nes neturinčių savininko dvarų jau beveik nebeliko. Ką su įsigytais dvarais daro romantiškos jų aureolės suvilioti lietuviai ir kiek toks malonumas jiems kainuoja, domėjosi žurnalistė Vaida Račiūnaitė. 400 metų senumo Norviliškių pilaitė šiandien priklauso garsaus verslininko Giedriaus Klimkevičiaus šeimai. Prieš 3 metus įsigytas dvaras, pasak šeimininkų, sužavėjo savo aurą. Istorija iš tikrųjų atsirado vėliau. Pradžiai buvo aura. Čia atvažiavus, pajutus aurą, buvo viskas aišku, ar čia verta daryti tai ar ne. Tada, kiek vėliau pradėjo dirbti, matėm, kokie turtingi klodai yra istoriniai, kad šitas objektas yra Lietuvoje labai gerai žinomas kaip istorinis objektas, yra ištyrinėtas. Norviliškių pilį pastatė vokietis kareivis savo žmonai lietuviai. Po jo mirties žmona pilį perrašė vienuoliams, paskui čia įsikūrė caro kariuomenės štabas, o galiausiai mergaičių žemės ūkio mokykla. Idėja buvo atstatyti pirminį, taip kaip jinai buvo užmanyta, pirminį jos idėja 16 amžiaus renesanso stilių, nes per laiką pilis buvo perstatinėjama. Turėjo ir klasicizmo bruožų, ir tiek, kiek buvo šeimininkų, jie vis savo indėlį įdėjo, be abejonės. Ir mums, kadangi po 17 amžiuje įvykusio gaisro sudegė dokumentai, brėžinėti, mes turėjome atstatinėti tiesiog iš polichromijos. Patys atidenginėti mūrą ir tai, ką rasdavom, toliau sekantį žingsnį spręsdavom, kokį reikia atlikti. Viena iš priežasčių, skatinančių negailėti nei laiko, nei pinigų istoriniams statiniams, kaip tvirtina patys naujosios kartos dvarininkai, yra idealizmas. Mes siekiame išsaugoti Lietuvos istoriją, mes investuojame į Lietuvos istoriją savo ateinančiam kartom. Taip, tai iš tikrųjų yra idėjiniai žmonės, tie, kurie susikūrė pas mus asociaciją. Jie yra labai idėjiniai žmonės. Antroji investavimo į istoriją priežastis – tai viešųjų paslaugų teikimo planai autentiškoje istorinėje aplinkoje. Dvaro funkcija vis tik tai atkurti kaip tradicinio ūkio funkcija. Viena iš galimybių. Kita – kultūriniam, dalykiniam turizmui. Tokių pavyzdžių pradų taip pat jau yra. Nauja yra turizmo sąvoka, incentive tourism, kaip ir skatinamasis turizmas, kurio pobūdis yra įvairūs renginiai. Tai gali būti renginiai įmonių, susiję su mokymais ir poilsiu, lygiai taip pat ir šeiminiai. Privatus renginiai, kurie irgi skirti tiek šventėms, tiek subūrimui giminės ar šeimos. Verslininkai ir valstybės sutarė, pažymėkime, retas dalykas, kad dvarų atgaivinimas yra naudingas ir ekonomiškai, ir kultūriškai. Tačiau vis dėlto ten, kur sukasi pinigai, o ypač ten, kur sukasi milijonai, nesutarimų neišvengsi. Dvarų kainos šiandien svyruoja nuo kelių šimtų tūkstančių iki keliolikos milijonų litų. Tačiau dvaro kaina, pasak dvarininkų, sudaro 10% išlaidų. 90% paprastai skiriama konservavimui, restauravimui ir kitiems darbams. Norviliškių savininkas kol kas padarė apie pusę piliai reikalingų darbų, o išlaidą skaičiuoja filosofiškai. Daugiau negu 3 metai darbo, kol atidarėm duris. Sakyčiau, beveik 4 milijonus. Tai čia yra pats pirkimas be restauravimo? Ne, tai visas darbas. Čia yra darbas, restauravimas, vidaus įranga, šildymai ir didžiausias be abejonės indėlis buvo restauruojant. Tai laikas, o čia ir pinigai. Ponas Klimkevičius atskleidžia, kad jo norai įsigyti ir sutvarkyti pilaitę atitinka galimybės. Tačiau tokių atvejų Lietuvoje neįtin daug. Didžiai daliai dvarų savininkų milijoninių paskolų reikia prašyti iš bankų, naudoti asmeninės santaupas ar aukoti savo geresnį gyvenimą vardan šimtamečių mūrų. Dvarų savininkai tvirtina, kad ir iš valstybės gauti paramos kultūriniam dvarų paveldui išsaugoti nebeturi vilties. O neseniai ir antrąjį dvarą įsigijęs Norviliškių savininkas į dvarų atsiperkamumą žiūri taip pat filosofiškai kaip ir investicijas. Mes skaičiuojam, kad turėtų per 10 metų investicijos sugrįžti. Bet negalima, aišku, skaičiuoti to, ką turi šeima, kokį džiaugsmą dar be to turi. Tai
vėlgi pinigai su šeimos malonumu.